Šiemet magistralinių melioracijos griovių tvarkymui numatyta skirti 10 milijonų litų paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų. Fiziniai ir juridiniai asmenys užsimantys žemės ūkio veiklą ir nustatyta tvarka įregistravę valdą iki rugsėjo 28 dienos gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos. Parama teikiama, jeigu projekto įgyvendinimo metu tvarkomi abu lygiagretūs ne mažesnio nei 1 hektaro ploto magistralinio griovio šlaitai. Poreikis melioracijos yra vis augantis, kadangi mes turime konkuruoti ne tik tai viduje Lietuvoje, bet ir taip pat su ES šalių ūkininkais. Ir natūralu, kad mūsų aplinka, kuomet kritulių kiekis per metus yra žymiai didesnis negu, tarkime, Vokietijos, netgi Lenkijos, sakykime, pavyzdžiais tariant, natūralu, kad mums to reikia. Parama skiriama krūmų, medžių bei kitos augalijos esančios ant melioracijos griovio šlaitų pašalinimui, augalijos išvalymui iš melioracijos griovio dugno, drenažo žiočių ir latako išvalymo bei sutvarkymo darbams. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui 50 000 litų. Paramos intensyvumas 100%. Kažkokiu tai būdu šiuo atveju per paraminius mechanizmus truputėlį patraukti to ūkininko dėmesį ir tuo pačiu reiškia jo mąstymą, kad tas griovys neatsietinas yra nuo jo žemės. Kada reikia pasivalyti griovį, kad jisai turėtų pralaidumą ir nutekėtų žemiau nuo tavo laukų, tai yra paprasti dalykai, todėl nereikėtų bijoti ir ūkininkam, ir žemdirbiam, tiesiog stebėti griovių būklę, kad jų situacija gerėtų. Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į ūkininkų pageidavimus, supaprastino ir šios priemonės įgyvendinimo taisyklės. Nuo šiol ūkininkai, prižiūrėdami jau sutvarkytą magistralinį griovį, nebeprivalės išvežti nupjautos žolės. Tinkamai susmulkintą žolę bus leidžiama palikti griovio šlaite.